pabaigę darbus, bulvytės nukasė, grūdelius į aruodus supylė, susirinko į tokią kaimo šventę. Šiandien sugalvota yra įsikepti bendrą kaimo kugelį. Tai dabar dėl to kugelio, jeigu turbūt mes rinktumėm Lietuvoje patiekalus populiariausius, tai turbūt kugelis būtų, jeigu ne pirmoje vietoje, tai į pirmą trejetuką tikrai pakliūtų. Šiaip sakoma, kad kugelis yra kilęs iš vokiečių kalbos žodžio kugel, tai būtų apvalus. Taip pat kugelio ištakų yra ieškoma ir žydų virtuvėje. Bet 12 amžiuje jau Radvilų virėjo užrašuose buvo randama kugelio receptų. Bet tas kugelis visiškai kitoks. Jis buvo kepamas iš žirnių. Buvo žirniai apdorojami pelenuose, po to jie mirkomi, plaunami, kad nebūtų to pelenų skonio. O apdorodavo pelenuose todėl, kad nusiluptų ta luobelė. Jeigu buvot Kernavėje, tai ten yra eksponuojamos lietuviškos krosnys senos, kada buvo kepami tie kugeliai. Tai buvo dideli puodai tokie, nes tik tai laikui bėgant tas kugelis, tie indai plokštėjo, siaurėjo ir turbūt iki mūsų tų šiuolaikinių plokštainių vadinamų daėjo ir panašiai. Bulvė aplamai tai turbūt jau yra mūsų virtuvėje karalienė ir tikrai jau mes kiekvieną dieną su jie draugaujame. Į Europą bulvė įvežta, manoma, kad yra 16 amžius, kažkur tai minima 1565 ir kad tai pakliuvo pas anglus ir prancūzus. Minimi tokie metai, kad 1770, kada Prūsijos karalius valdė, tada jis sakė kiekvienai šeimai, kiekvienai sodybai auginti tas bulves. Ir jeigu nepakluso, buvo pasitelkta kariuomenė. O į Lietuvą manoma, kad tai parvažiavo 18 amžiuje ta bulvė, kada valdė Augustas III. Ir kad pirmiausiai buvo kas? Pateko ta bulvė į žydų virtuvę ir tik paskui pas lietuvį parėjo. Nu ir 19 amžiui manoma, kad jinai labai išpopuliarėjo ir atsirado tie visokie kugeliukai, tarkės, dar visokie bulvių patiekalai. Kadangi, kaip jau sakiau, labai lietuviai myli tą bulvytę, tai mes šiandien kepsim tą draugišką kugelį. Tada noriu visus pakviesti į Marceliukės virtuvę. Bulves kustus. Dabar kalsiu darbo visi. Kas būna? Po truputį. Bulves reikia skusti. Taip, yra bulvių. Reikia jas skusti. Nežinau, ar sukūpę ratuku, ar kaip, bet jas reikės kažkaip suolasinėti. Gerai, aš gal čia padėsiu. Tai čia Lietuvos pasakvarėlė, ne? Ir jūs pustas dabar ateis pirku kažkas, tai reikia mums pasispėti. Niekada. O vieną kasinius. Tai jeigu kepam, tai kepam, bet būtų labai smagu padainuoti. Dabar kaip? Nu, ką dainuojam dabar? Nu, tai paleisim mums biškų kokį mes gal pakveikščiosim nors. Tėvadai, aš ne, tai kažkaip liūdna labai, arba kažkoks ką nors papasakoti. Rimai, ateik, ir tau darbo turiu. Ateik. Mano senelė daina.
Susidarote, neturi niekur. Ne, bėga, ne. Pirmičiai įdomi. Valgyt norit? Valgyt norim už Ne, skauskit. O birutė ir kivara bulvės. Kada nori, ne? Dainuolis pilkas namo vardas, tas kelelis pilkas. Mes vienoj važiuojame. Gerai, Loreta, jau viskas. Tu maniau, miltai. Dar biški, liukai, dar žiūrėk, yra kokius stambių, paskui pat neskanu. Marceliukė, ugnies. Ateina su peiliu. Jau viskas. A tai viskas, tai nieko nepapasakosiu, nieko kaip sekasi, kaip žemės ūkis. Gerą gyventi. Kaime gerą gyventi, o ūkė. Laura lapų. Dedam? Dėka, kaip tu darai? Aš visų klausiu. Čia gerai, reikia. Dedu. Ланкой pražydo dobilai, griežėlės karde. Ai, kas grūsta žodis? Aš nesukysiu. Kas? Žalina. Nu ką, kur grūsta yra? Mano baimė. Marcelė! Marceliukė! Kur grūsta? Vienas vaikui, tėvo dalgio akmenų. Jei Marcelė radau, tai grūsta. Ant tėvo dalgio akmenų. Visiems mums buvo čia drąsu. Negali paragauti, viskas Nu nėra. tai va
Gerai? Gerai, sakė. Spustę atvažiavo ant tėvo dalgio akmenų. Tėvo labai žinau. Reiškia naudingas. Aš sakiau, kad be tavęs o gal kas prisimenat kokį nutikimą su kugeliu, kai kepė? Tai ką tada? Naujo žemė. Ar šiandien kaip negerai? Pasidaro šiek Tėvo dalgį ėda lankoj, vikriai nengieda. Ant tėvo dalgio akmenų aušra žėrėdavo menų. Iš naujo pakartoti. Tekės man celekė padarys, neselekė. Tėvo dalgio akmenų aušra žėrėdavo menų. Gandrai į pradalgę įdėjo ant tėvo dalgio akmenų. Jau atėjo rudenėlis, sako jos ant manionėlis, sako jos ant žirga širma, kur smylėjo mane pirma, hei. Žirgų širma aukso balnų lygiom pievom aukštų kalnų, sėda varėnės muštukėliai, žemčikuotas jaunykėlis, hei. Su lapinė kepurėlė, su paukso ta šoblelė, ir joje skiemana mūsų klaus, kur yra kas pas jūsų, hei. Pasakyk, mėla ponela, kur ir tėvas motinela, vienas lostas jums prašysit, trumpai čiovė pasiganysiu, hei! Balsas man tau sienos grįčias, čeravotas lankinyčias, pilnas daržas diemedėlio, rūto aukso koptelėlių. Nešnekėta, nu jau žmogus kepė, nes kartus bus anksčiau. Kita ne. Siauras kelias per laukus, veda į senus namus, ten kur žvaigždės, kur dangus, pieva kvepiantis medus, kur sėdėjome vaikai, kaip galingi milžinai. Laikas svajonės pasėjo, bet ar pažadus tesėjo. Baltas, baltas kelias į namus, baltas, baltas verkiantis dangus, baltas sodas prie namų tuščių.